Gerai žaidėm visi, kas buvo aikšteliai, sėkmingai išpildėm trenerio užduotis, laikėmės plano, ką jau kalbėti apie fiziškumą ir tą momentumą, kurį nuo pat pirmų minučių susikūrėm, pridėdami dar daugiau spaudimo varžovams ir su tokia kova, su tokia agresija, su išpildymu geru, gerais procentais pirmoji pusėje arba pirmam kėliny būtent pradžią. Tai žinot, pasijungė ir arena, ir paprasčiausiai kontrolė ne 100%, vėlgi buvo momentas antro kėlinio kažkoks tais, kad biškutį pametėm kelis kamuolius prie spaudimą, bet tai visiškai normalu, kai taip viskas gerai klostosi, varžovas kažką keičia, bando irgi prisitaikyti, gal kažkur šioks toks ir atsainumas ar atsipalaidavimas momentais, bet visiškai viskas normalu. Antroji pusėje svarbiausia buvo neleisti duoti lengvų taškų, atkovoti kamuolių arba kažkokių tritaškių, kontroliuoti fiziškumą. Tai, manau, puikiai padarėm ir kažkokio dalyko labai išskirti šiandien sunku, nes tikrai visi padarė tai, ką norėjo treneriai. Kaip tau patiko visos komandos gynyba? Aišku, į per rimtų kamuolių statistiką nepatenka tie vadinamieji deflectionai, kai nukreipėt kamuolius ir taip toliau, bet atrodė nuo pat pradžių ta energija buvo milžiniška tiesiog, kurią demonstravo. Taip, kaip ir sakiau, tikrai pasiruošėm, kažkur momentais ir parizikavom prie tų kažkurių gynybų, nes, žinot, Larkinas vis tiek momentais parodė savo klasę, tokie metimai po driblingo, tritaškiai, kiti žaidėjai labai pavojingi prieš daug žaidėjų, kaip treneris ir minėjo prieš rungtynes, kad game changeriai yra tie vadinami, sakykim, tai prieš juos reikia visada būti arti, neduoti įsimes lengvai, neleisti pasijausti patogiai. Tai čia yra ne vieno žmogaus darbas, kuris yra prie kamulio, bet yra 5 žaidėjų darbas aikšteliai, kurie turi padėti priimti sprendimus, taip pat irgi nuo kažkur pagalba, dar kažkas. Šiandien 27 perdavimai, sezono rekordas, per 3 metus geriausias rezultatas, kaip dalymasis kamuolio atrodė paties akimis. Šiandien atrodė, kad dar galėjo būti daugiau, kiek dar prametėm laisvų metimų. Bet taip, už kiekvieną, sakykime, epizodą tikrai kamuolys, jeigu kalbėjom, kad gynybą išpylėm, tai puolime irgi tikrai daug situacijų susikūrėm ten, kur ir norėjom. Nuėjo kamuolys dažniausiai visada ten, kur ir turi nueiti, jeigu nepavyksta, sakykime, tos opcijos kažkokios, kur akcentuojamos, visada būdavo tęsinys ir privertėm gintis iki paskutinių sekundžių FSA ir kamuolio judėjimas, dalinimasis, tai tikrai šiandien buvo fantastinis. Kaip manai, kiek dar Eurolygos žvaigždžių gali telpti Dovydo Giedraičio kišenės? Matėm gynybą prieš Džonsą, prieš Panterį, dabar ir puikiai susigynė prieš Larkiną. Kad Dovis tai jau įrodė turbūt, jau klausimų turbūt neturim kelti. Faktas, kad tos pagrindinius žaidėjus stumėm ant Dovio arba, sakykime, ant Arno. Dažniausiai džiaugiamės turėdami tokius žaidėjus. Fantastinis darbas per visą salę, spaudimas, kontaktas. Momentais tikrai mes, kaip ir prieš tai sakiau, kad yra situacijų, kada turim ateiti padėti ir šiandien ta pagalba buvo tikrai laiku ir vietoje ir kažkiek ir palengvinom pačiam Doviui tą gynybą. Ar Laurynas Birutis turi kažkokių asmeniškumų prieš Turkijos komandas, kad po 27 naudos vis renka, kai žaidžia prieš Fenerį ir Anadolefes? Jeigu tu klaus Biručio, ar maistas turkiškas nepatinka, ar dar kažkas, nežinau, bet kažkokia kaip ir tradicija tampa, kad Laurynas sužaidžia gerai, aplamai paskutiniu metu fantastinė forma Lauryno ir tik tai į priekį. Matot jo žaidime kažką naujo prie šio trenerio? Flauteriai. Edgarai, dar kalbant apie Dovydą Giedraitį, truputį ūkiškai yra sakoma, kad pinigai mokami yra ne už gynybą, o už puolimą. Kaip manot, ar Dovis gali savo karjerą pasistatyti ant tos geros gynybos, sakykime, Eurolygoje, ar kažkokia kitokia komanda, nebūtinai Žalgiriai? Tai yra ne vienas, manau, pavyzdys. Tai kai aukščiausio lygio komandose treneriai sako, mes norim turėti tokio stiliaus žaidėją, koks yra Arnas arba Dovis, kad gautų tam tikras užduotis rungtynių metu, pailsinti, sakykime, gynyboje tuos pagrindinius žmonės, šiuo atveju kaip Kynanas, kad Kynanui nereikėtų vargti gynyboje, nes varžovai vis tiek irgi jie nori atakuoti Kynaną, priversti jį dirbti gynyboje ir kad jis neturėtų tiek daug energijos puolime, tai faktas, kad galima. Dar Edgarai, kalbant apie truputį komandą,
sakykime, jau praėjo ko nepilnas mėnesis kęsti su Andrėja Trinkėri, kas per tą mėnesį jau pasimatė, pasijutė jums asmeniškai? Taip, skiriasi nuo Kazio kažkiek tas braižas žaidimo, kaip ir normalu viskas. Daug detalių, kurias turim išpildyti, daug analizės, daug kalbėjimo, daug pokalbių, kad viskas būtų arti tobulumo. Tai tie dalykai kažkokie gal kitokie, daugiau rėmų, sakykim. Bet sunku pasakyti, nes šitas sausio mėnesis tai yra kažkas neįtikėtino, nežinau, ar karjeroje dar teko tokį sužaisti, kai žaidėm berods, jeigu imam dar penktadienio rungtynės su Panathinaikos, tai 3 dvigubos savaitės, beveik be treniruočių visą mėnesį.